Tai norint užtikrinti, kad kraiko dėžutė neskleistų nemalonaus kvapo, reikėtų užtikrinti 3 aspektus. Visų pirma, reikėtų pasirinkti tokį kraiką, kuris maksimaliai sugertų drėgmę ir užrakintų kvapus. Antra, reikėtų nestatyti kraiko dėžutės tokioje vietoje, kurioje yra didelė drėgmė, kurioje yra tiesioginiai saulės spinduliai, kadangi šie aplinkos veiksniai gali sumažinti kraiko veiksmingumą. Na ir trečia, žinoma, labai svarbu yra reguliari kraiko dėžutės priežiūra. Tai valyti kraiko dėžutę reikėtų kartą per savaitę ir tam naudoti specialius valiklius, kurie išskaido šlapimo bei išmatų baltymą ir pašalina nemalonius kvapus. O koks kraikas geriausiai sugeria drėgmę ir kvapą? Šiuo metu rinkoje yra gerų pasirinkimų. Vienas iš jų gali būti perdirbtos žirnių ląstelienos kraikas, o kitas balto kalcio, dar kitaip žinoma kaip bentonito kraikas. Tai šie kraikai pasižymi net iki 5 kartų geresnių drėgmės sugeriamumu, todėl puikiai užrakina net pačius nemaloniausius kvapus. O šie kraikai, lyginant su kitais, yra brangesni? Tai lyginant kainas lentynose tikrai taip gali atrodyti, tačiau labai svarbu yra įvertinti kraiko išeigą. Būtent šių gerai sulimpančių kraikų išeiga yra mažesnė, tai reiškia, kad užtenka išsemti tik tą sulipusį grumstelį ir taip mes sunaudosime daug mažiau kraiko ir pakuotės užteks kur kas ilgiau. Tai galime atlikti bandymą, kurio metu pasižiūrėsime, kaip gerai sušoka į grumstelius šie kraikai. Tai pradėkime nuo silikagelio kraiko, tai įpilkime šiek tiek vandens imituodami, kad tai yra šlapimas. Ir kaip matote, kraikas nesušoko į tvirtą grumstelį, tai reiškia, kad nebus sugerta drėgmė taip gerai. Taip pat šlapimas gali pasiekti netgi kraiko dėžutės dugną, tai reiškia, kad dauginsis bakterijos ir kraiką reikės keisti daug dažniau ir daugiau išnaudoti jo. Na, o dabar pereikime prie perdirbtos žirnių ląstelienos kraiko, tai vėlgi įpilkime šiek tiek vandens ir, kaip matote, sušoko į tvirtą grumstelį ir tai reiškia, kad užrakino iš karto kvapus, užrakino drėgmę ir būtent ta drėgmė nepasiekė kraiko dėžutės dugno. Ir kaip matome, galiu tiesiog išsemti tą sušokusį grumstelį ir yra išnaudojama kur kas mažiau kraiko nei silikagelio. Na ir galiausiai pabandykime su bentonito kraiku. Tai vėlgi šiek tiek įpilu vandens ir kaip matote vėlgi sušoko tvirtas grumstelis, kurį galiu paėmusi lopetėlę lengvai susemti ir taip užrakinti kvapai, užrakinta drėgmė ir kraiko dėžutė neskleidžia nemalonaus kvapo.